pražilo, daug keliavo, pasiklydo. Kas išrinkę baltą krantą, kas iškirto girią šventą. Juodas varnas, geležinis, šiaurės vėjas, rytmetis. Speigas gegužį, krūvom pražydo, o mūsų drabužiai prie samanos ir Pelenai, klausyk draugužiai, glaustis prie medžio širdies, kol žydis drabužiai. Kol dar turi ugnies, klausyk draugužiai. Kokio sūrio šiandien rasas, kokio šalto saulės kasos. nuoga širdį, skaudžiai bado, išdavikas, pirštais ledo. Dabar į sceną noriu pakviesti garbius mūsų renginio svečius, kurie taip pat tar sveikinimo žodį ir būtinai juos pakalbinsime Mindauginių proga. Taigi kviečiu Jonavos rajono savivaldybės merą Mindaugą Sinkevičių. Jūsų aplodismentai. Taip pat kviečiu Lietuvos Respublikos Seimo narį, susisiekimo ministrą Rimantą Sinkevičių. Taip pat į sceną noriu pakviesti Ruklos mokomojo pulko vadą Aleksejų Gaiževskį. Ir šiandien į mūsų šventę atvykusi po tikrai ganėtinai sunkios kelionės, kuri truko net 14 parų, lenktynininką Benediktą Vanagą. Taigi, gerbiami Jonavos miestų gyventojai, svečiai, mes netrukus pabendrausime su šiais garbėjais žmonėmis scenoje, bet dabar mes jums norime parodyti tai, kas iš tikrųjų nustebins ir kas nebejotinai jau labai greitai atsidurs pirmuose spaudos puslapiuose, video reportažuose. Tai yra tikrai ypatingo dydžio trispalvė, unikali ir vienintelė tikriausiai tokia Lietuvoje, kurią šiandien kelsime čia Jonavoje į dangų karių pagalbą. Taigi, aš noriu pakviesti Ruklos mokomojo pulko karius įnešti Lietuvos trispalvę čia į aikštės centrą ir jums visiems parodyti. Taigi, ponios ir ponai, dėmesio. Taigi, unikali proga pagerbti ir dar kartelį pasižiūrėti į trispalvę, kuri netrukus suplevėsuos Jonavos padangėje. Na ir iš karto aš keliauju prie Jonavos rajono savivaldybės mero Mindaugo Sinkevičiaus ir mes netrukus sužinosime matyti
kiek ši vėliava, na, kokie yra jos matmenys. Bet žinot, prieš kalbindamas noriu paminėti, kad kai žmogui yra duodamas vardas, sakoma, jam yra iš karto taip suteikiami tam tikri gebėjimai gyvenime. Tai ne veltui Mindaugai turi gebėjimą tikrai neblogai valdyti, padėti, patarti ir puikiai organizuoti. Taigi aš noriu pakalbinti merą ir paklausti, kaipgi pavyko tokią trispalvę šiandien mums Mindauginių progą turėti Jonavoje. Na, matyt, kad pasistengė. Labą dieną visi jonaviečiai. Iš tikrųjų, nebejotinai graži mūsų valstybės diena, karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Simboliška, kad mano vardas sutampa su karaliaus Mindaugo vardu. Bet priešingai nei karalius Mindaugas, aš stengiuosi nevaldyti, o tarnauti. Tikiuosi, kad tuos tarnavimo nuveiktus darbus jūs matote, didžiuojatės jais lygiai taip pat kaip ir aš. Džiaugiuosi, kad turim šiandien čia tokią unikalią situaciją, unikalią akimirką, kuri turbūt įeis į mūsų miesto istorijos metraščius, kada vyrišką pradą, akmenį, pakeitė moteriškas pradas vėliava. Iš tikrųjų, ilgai svarstyta, su specialistais derinta vieta, manau, kad ji čia suburs mus, kaip ir visada Joninių slėnį įvairiom šventėm, ir mes turėsim ne tik tai Lietuvos trispalvę plevėsuojančią, bet ir istorinę Lietuvos vėliavą Vytį, kurio šiandien taip pageidavo Benediktas Vanagas. Nespėjom dar pasiūti ir dėl to labai atsiprašom, bet po porą savaičių tikrai matysim ir Vytį. Matysim per miesto šventės Jonavos herbą gulbę plevėsuojančią. Iš tikrųjų, panaudosim šį įspūdingo dydžio stiebą, kurio analogas yra tik tai Vilniui, Lukiškių aikštei, įvairiausiom progom. Na ir šita idėja, aišku, nebūtų realizuota be gerų bičiulių, gerų draugų. Visų pirma, dėkoju, kad, vyresnis mano bendrapavardis suvedė mane su lenktynininku Benediktu Vanagu. Iš Benedikto išgirdau istoriją apie jo norus skleisti mūsų valstybės simbolius, kurie iš tikrųjų, būrė tautą. Ir taip, bešnekučiuojantis visai atsitiktinai prie kavos kilo idėja realizuoti tokį projektą ir Jonavoje. Dėkoju šitiems žmonėms, dėkoju mūsų Ruklos mokomojo pulko vadui, kuris sutiko su kariais pagelbėti ir turėtum ir sukurti šitą šventinę atmosferą, kuomet kariai pakels iškilmingai mūsų Lietuvos trispalvę. Gerbėmieji, mylimieji jonaviečiai, iš tikrųjų labai nuoširdžiai jūs sveikinu. Nors ir lietinga diena, tikiu, kad nepriklausomai lietus šaltis, džiaugsmas ar nerimas, mes vieningai mylim savo valstybę ir jokios negandos mums nebaisios. Su švente jūs, mėlėjai, gražios šventės, puikos nuotaikos, na ir gerą orą. Dėkojame Jonavos rajono savivaldybės merui Mindaugui Sinkevičiui. Kiek man teko bendrauti su kolegomis pastarosiomis valandomis, kurie yra didžiuosiuose šalies miestuose, kiti yra užsienyje, tai tikrai galiu patvirtinti, kad tokį reiškinį ir tokią trispalvę šiandien mes turime vienintelę Jonavoje ir tokio dydžio vėliavą mes iškelsime vieninteliai. Taip pat sveikinimo žodį dabar noriu pakviesti tarti Lietuvos Respublikos Seimo narį, susisiekimo ministrą Rimantą Sinkevičių. Labas vakaras, mėly kraštiečiai. Gerbiamas merė, savivaldybės tarybos nariai, svečiai. Iš tikrųjų sveikinu visus su valstybės gimtadieniu. 1253 metais Liepos 6 dieną karalius Mindaugas buvo karūnuotas karaliumi. Ta nusprendė popiežius ir nuo to laiko Lietuvos valstybė tapo pripažinta pasaulyje. Lietuvos valstybė per šimtmečius nuėjo garbingą ir nelengvą kelią. Aš manau, kad ir mūsų gyvenimas nėra rožėmis klotas ir kiekvienas turbūt turime pasistengti pratęsti tas gerasias valstybės kūrimo tradicijas. Nuo savo kiemo, nuo savo miestelio iki savo valstybės. Lai mūsų meilė Lietuvai, tėvynei, mūsų gimtai kalbai, mūsų tradicijom būna tokia didelė, kaip ši vėliava arba kaip šis stiebas. Geros šventės visiems. Dėkojame susisiekimo ministrui Rimantui Sinkevičiui ir taip pat tarti sveikinimo žodį paprašysiu Ruklos mokomojo pulko vadą Aleksejų Gaiševskį. Brangus jonaviečiai, Jonavos miesto svečiai, Ruklos karinės įgulos vardu sveikiname visus
Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos valstybės dienos proga ir norime pasveikindami užtikrinti, kad Lietuvos kariai visada stovėjo, stovi ir stovės valstybės gynyboje ir užtikrinama, kad šis simbolis Lietuvos Respublikos valstybinė vėliava, kuri plevėsuos garbingoje vietoje, bus saugoma ne tik šių, bet ir visos Lietuvos karių su švente. Dėkojame Jums ir taip pat noriu pakalbinti ir visų pirma suteikti sveikinimo žodį tarti lenktynininkui Benediktui Vanagui. Sveiki, gyvi jonaviškai. Labai smagu būti čia. Labai smagu, kai šį kvietimą gavau iš vieno jauniausių Lietuvos merų. Labai džiaugiuosi, kad jauni žmonės ateina į valstybės valdymą ir ateina su naujom patirtim ir naujom gerom žiniom. Tai, kad Jonava turės antrą aukščiausią vėliavos stiebą, man yra labai svarbu. Lygiai taip pat svarbu, kad čia žinau, kad kabės ir plevėsuos vytis. Vytis yra simbolis, kuris iš tiesų labai daug duoda Lietuvai. Mes labai dažnai nesusimastome, kas tai yra. Bet jeigu gerai pasižiūrėtume į šitą simbolį, pamatytume, kad jisai neša tokias vertybės kaip kryptį. Vytis yra kryptingas, jisai turi aišku kelią ir žinokit, jis yra profesionalas. Jisai naudojasi įrankiais. Pas yra kardas, kalavijas, žirgas, visa tai yra įrankiai tikslam pasiekti. Tai tikiu, kad jūs visi irgi esate savo srities specialistai. Ne tik karyboje, bet ir visur kitur. Ir dar kartą noriu visus pasveikinti su valstybės diena. Tai tikrai labai svarbu ir smagu būti čia. Dėkoju Benediktui, bet taip pat dar noriu sužinoti šiek tiek istorijos ir apie stiebą, ir apie tą pokalbį prie kavos su meru, ir galų gale realizaciją. Kiek žinau, stiebas atkeliavo Jonava tiesiai iš Jungtinių Amerikos valstijų, ar ne, Benediktai? Taip, iš tiesų istorija buvo tokia, kad mes prisidėjome kaip komanda atsirandant aukščiausiam Lietuvoje stiebui Vilniuje. Mes ieškojame visame pasaulyje, kur būtų galima gauti tokio dydžio vėliavos stiebus, tai pasirodė, kad nėra taip paprasta, Lietuvoje niekas tokio dydžio stiebo pagaminti negali ir mes nusprendėme naudotis profesionalų pagalbą, taip kad tai, ką padarėme Jonavoje, tiesiog tie keliai jau buvo praminti Vilniuje ir turėjome gerus ryšius, tai buvo smagu pagelbėti Jonavai ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad ši idėja eina tolyn ir kad jūs turėsite didelę vėliavą, kuri kiekvieną kartą jums primins, kas jūs esate, aš manau, kad tai yra svarbu, nes prasta tauta, kuri neatsimena savo istorijos. Arba perfrazuosiu, tik gera tauta atsimena savo istoriją. Kalbant apie vyčio demonstravimą pasaulyje ir kalbant apie sportininkus, natūraliai iškyla Benedikto automobilio vaizdas, kuris skrieja per dykumas įvairiausiomis bekelėmis keliais ir klausimas, tai kiek žmonių apskritai, galvoju, yra pamatę vytį tavo komandos dėka? Galų gale, net ir didysis automobilis, kuris lydi jūsų ekipažo, lygiai taip pat yra papuoštas milžinių. Kiek žmonių galėjo pamatyti šį simbolį? Na, yra keletą dalykų. Jeigu mes šnekam apie Dakarą, tai Dakaras yra transliuojamas į 195 pasaulio valstybės ir tai yra tikrai šimtai milijonų žmonių, kurie tai mato. Bet esmė yra tokia, kad aš kai pirmą kartą vykau į Dakarą, aš irgi galvojau, kad aš rodysiu vytį pasaulį. Bet įveikęs patį pirmą ir patį sudėtingiausią iššūkį man, aš suvokiau vieną paprastą dalyką. Kad vytį mes privalome rodyti patį savo. Paskui mes privalome tapatinti su juo, tapti tokiais kaip jis ir kada mes kiekvienas būsime kaip vytis, mes būsime geriausi Lietuvos ambasadoriai. Taip kad žinokit, vytis yra mums, kad mes jį matytume, susitapatintume, taptume tokiais profesionalais ir tada pasauliui parodytume, kas esame. Taip, turime nepamiršti, kad kiekvienas esame ne tik visos valstybės, bet ir savo miesto ambasadoriai. Tik nuo mūsų priklauso, kokie mes esame ir kaip mes atrodome pasauliui. Beje, jūsų aplodismentai Benediktui, kuris ką tik sugrįžo iš 14 parų trukusios kelionės Nemunu nacionalinės ekspedicijos ir lygiai taip pat skleidė tautiškumą ir gerąją žinią. Na, o dabar mūsų svečius ir taip pat karius noriu pakviesti keliauti ypatingų kelių, kuris yra tiesiog sudarytas iš žmonių grandinės, pasipuošusių tautiniais kostiumais. O juk Liepos 6 yra taip pat ir tautinio kostiumo diena. Taigi, gerbimieji, kviečiu jūs kartu su kariais palydėti šią milžiniško dydžio trispalvę prie šio naujausio stiebo, aukščiausio ir pasiruošti vėliavos kelimui. Lieka
Mažiau nei 15 minučių iki 9 valandos, todėl visi kartu jau pradėkime ruoštis himno giedojimui. Gerbėmėjai, prašau palydėti vėliavą ten, kur jį kils į viršų. Karaliaus karūnavimo dieną. Taigi,